Labai skaniai žuvytė rekomenduojasi. Jo, padegustavot žuvytę, pateisinot? Kitokia, gal kažkuom biškai menčia panaši. Matai, kad tau pirmas kartas pamatyti pingvinus? Žiūrėk, vienas atėjo pasisveikint. Žiūrėkit, kiek dar lenda iš senais. O man tai tu matei pingvinus gyvus kada? Ką? Tu buvai matęs? Ką? Sau, jėga. Kas čia? Čia sužymėtėjas pranai. Atkokia pasisveikint. Labas, ne? Čia yra lygiai taip. Bet dar vienas gyvūnas. Jie pratingi atrodo, ne? Aha. Pataikėm ant maitinimo. Mažiukai tai valgo, o dičkiai visai neima. Neduoda žuvį, nei viens neima. Taip. Šiandien putos pasidarė. Dviem pasisekė, žuvytėm pagavo. Žiūrėkit, įsižiūrėjau, sukišai žmonių. Deginasi ją saulė. Ir tu deginasi įvykėjo. Ką tu pajudėjo? Geras, ką, vaikai? O! Kas tau daro? Ko šis sekundukai savo? O? Oi, jisai baisus. Pasislėpti eina, man atrodo, jisai. Tuoj bus patinėlis. Įlindo. Žiūrėkit, ateina pas mus. Šitą? Ateikit čia, pažiūrėkit. Žiūrėkit, dar čia vienas. Buvo, kampe. Oi, mes to nematėm. Va. Adelytė irgi atsikėlė, kad pažiūrėtų krokodilų. Ką man tai? Ką? Čia tai gražiai buvo, o ne ta laukė, kur buvo. Ta lauka tai plokštas. A. Nors va šalia, matai, kokia dar yra? Ką? Šalia yra didelė. O aš Ką valgai? Ką valgai? O, kokie gražuoliai. Vau. Vežamės namo tokią vieną garsiakalbę. Hola. kokią kalbą galite? Hola. Adios. Repetuos? Ir atrodo, Alex, vamos a empezar. Nos fijamos en el pico, lo utilizan para acicalarse el cortejo, la construcción de sus nidos y para alimentarse. They use the beak for breeding, courtship, nest building and feeding. Lo que necesitan, many people have mascots as home, as pet, but Pažiūrėk, we man give tai. everything that they need. Son Wow. animales sociales. Žiūrėk, žiūrėk, žiūrėk.
Si es que si os fijáis cómo su pata lo coge, con su pico lo rompe y con su lengua le va dando vueltas al fruto del queso de la brica with the brick. Jam vėliau kaip papasakot? Į Delfinų pasirodymą. Ja. O kur buvom? Buvom paukščių pasirodymą. Ten reiks pastikrinti, ar ant galvų neapšit. Nu ką, pietus? Pagaliau, antros savaitės pabaigoj ragausim normaliai paelijos. Labai laukiam. Na ką, Emilytė ragaus? Prašau. Krantėkeriai nori? Taip, kaip žuvytė. Apsvens. Skanu? Aš skaju? Eik, Išsigerk vandens. Aš skaju? Ką, tu nori? Tu nori? Gerai. Va, ir man tu duosim. Va, čia šitą duosim man tu. Eini gatvytė mažytėm ir užsukė, atrodo tarsi, kad kažkieno kiemėsi. Va, ta fontaniukas. Išeini va pro duris ant suoliuko. Iš karto prisėdi. Vau, gigantai. Labai fainai. Toks vaizdas tikrai taip, kad kažkieno kiemą lankom. Neina pertikti, bet kur eini, tai realiai, kaip sakom, visur atrodo lankytina vieta. Čia tas miestelis turbūt lankytina vieta visas. Ką man tuk? Aha. Neina perduot visiškai per kamerą vaizdo, ką matom patys. Ne, va, pilį toj prieisim, ten bus gražiau per vaizdą, turbūt irgi žiūrės. Šiandien trupučiuką rūkas, bet vis tiek labai gražus vaizdas. Nu, va, priėjom. O mūsų tikslas buvo, dabar parodysim. Va, mūsų tikslas, dėl ko atvažiavom iki čia, yra ta pilis, į kurią eisim. Va, einam gatvytėm, ieškom, kad būtų laiptai ir va tau paukšt. Papuolį į gatvytę kažkokią. Tubelė, kiek augalų. Ai, tai sakiau, va, čia kažkokia tikrai skleidžia gerą aurą, atrodo, galėtum čia gyventi. Nesmė, kad toli nuo jūros, bet kažkaip fainai. Kažką tokio turi. Šis miestelis. Net ne miestelis, čia ta pati Belmandena. Ir vėl tas grožis. Bandom tą liftą rasti, kad pasikelti galėtumėm su vežimu. Ir turbūt šitoj daly miestelio pilna tiek citrinų, tiek mandarinų, tiek apelsinų. Prasme visko. Nesuprasi, kur, kas. Supuvę mandarinai. Taip, citrinos. Mums kaip tik reiktų prie lašišos vienos nusiskinti. Čia džiugai būtų gerai, kubalį. Radom. Pavyko. Nereiks lipti kalną. Kilsim liftu. Bet dar pirmiau einam pasižiūrėti čia nais iš arčiau tų uolienų. Wow. Net nežinau, nėra kaip filmuoti. O balandžių, kiek apšiks galva mums čia. Labai gražu, bet drįšiu teikti, kad iš toli daug gražiau, nes įspūdingiau atrodo. Šartai tik biški toks šiukšlynas. Aha, čia balandžių namai, žiūrėkit, kaip jie gyvena. Oho, koks liftas. Oho, kas tai? Kakalai čia ant lango. Kas tai? Šiupylį? Tai tas... A, ten pirma. Važiai, kokia vieta esam gražiai. Wow. Kaip atvirukas Iračiuk. Iračiuk atrodo kaip atvirukas, žinok. Va, į kokius vazonus prisadinta gėlyčių.
Va, ir iš po gatvytės išlendi vėl į žieduką su kavinukais. Sau sėdi, čilina žmonės, einam. Kaip jauties? Gerai. Pažiūrėkite, kokią mes vietą atvykom. Sako, jūs čia gersit ar valgysit? Sakau, tiesiog žiūrėsim. Ir leidai, pasodinai tokią vietą, kur neateina niekas. Niekas neateina, aptarnauti net. Pažiūrėkit, kur mes esame. O pilies nesimato iš senais? Ne, pilis čia. Ja. Ir visose būsim pabuvoję, ne? Jau valtas? Mano vieta. Atėjome į pilį, kur lygis, kaip pasakė, pastatė Kristupas Kolumbas. Jo garbį pastatyta ši pilis. Jo, pasižiūrėkit, kaip gražiai čia. Žiauriai gražu. Kai matai YouTube, žiūri nuotraukas ir tada ateini gyvai pamatyti, tai tas jausmas kaip ir matėjai viską, bet kaip gyvai pamatyti dar visai viskas kitaip. Fainai. Fainai, kad lengvai randam vietas, kurias iš tikrųjų žiūrėjom, ką aplankyti čia galim. Kas čia? Gyvatė? Aha. Tai einam gal biškį, tai einam. Aha. O, tai paneši. Ne, nereikia. Nedidukė čia, ne. Nedidukė pilis. Paėm kokie laivai. Čia sodas, žiūrėkas gražus. O, va tenais vyksta lėktuvas. Aha, ten buvom. O, tenais yra mažas kalniukas, kur daug yra žmonių. Ir čia. Aš kaip einu nusiso. Einam. Kas tu per vaikas gyvenime? Štai kokia pilis.
Pažiūrėk, kokiu keliu lipam į kalną. Net nesimato telefonė, kad čia labai statu. Čia yra gerokai stačiau negu lipti į aukštuosius šančius. Gerokai stačiau. Na, Adelytė, gerai tau? Atvaizdas štai koks. Mes iš ten atėjom. Buvom ir ten. Ir čia buvom. Ir čia buvom. Čia. Dabar einam į Drugelių parką. Jis randasi už 500 metrų. Bet tai 500 metrų į statų kalną lipti. Ėjom į Drugelių parką. Pavargę biškį šlapi. Bet atsigert. Labai nori yra. Vaikai jau perka bilietą. Oho, koks drugelis. Susidarė tokį drugelį namuose turėt. Pažiūrėk, kokį didžią drugelis man tai. Bet negalima liesti jo. Perkam bilietą ir eisim į vidų. Šitą pasinėk. Kas yra mantukai? Aha. Nu, pažymėjomės į, ne? Šitas čia. Kelias. O, užlipuosi ant lapo. Jis dar gyvens tikriausiai, bet viskas gerai. Vakar didžiulės papūgas žiūrėjom šiam. Va, kokias mažulytės. Va, kokias. Oho. Nu, tokių drugelių nesu dar matęs. Net įsigašiu tokio didelio. Rado šeimininką, man atrodo. Atsisuk. O jis negali kiti. Nu va. Apsilankėm. Na, kaip tau? Puikiai, labai karšta, bet dabar tau pačiai spėjai. Aš tai galvojau, kad ten bus piečiai. Man drugeliai. taip. Iš Butterfly muziejaus su butterbrodais. Žiūrėkit, dabar pikniką pasidarėm tokį su butterbrodais, kurio žiūrėkit kokia vietoj. 3, 2, 1, žiūrėkit. O. Kam čia takoja į rėmus? Man tai atsisuk, pažiūrėk, kaip atrodo, atsisuk. Mantukai. Prisirengėm, ką turim, nes ten buvo šilta muziejo, išėjom. Šilta, ten buvo net oro nebuvo. Išėjom iš to muziejaus. Eina, pažiūrėsim, čia važiuoti. Čia kažkokia vieta dar yra. Autobusas po 20 minučių. Gerai, kad autobusas praktiškai iki mūsų namų daveš stotelę. Tai negausim lietučio.
Ką darai? Valgau vakarienę. O kas čia yra? Makaronai su vištiena ir su bešamėlio padažu. Ne bešamėlio čia padažas. Bešamėlio. Ne. Carbonara rašė. Carbonara. Ir visai nereikia nei druskos, nei pipiro, ne? Be druskos ir pipirų sveikuoliškai. O vaikai sveikuoliš. Dar sveikiau. Mėsytė, makaronai ir sūriukas. Ir Šiais viskas. laikais už kurą yra brangiau tik druska. Druskos nesidedam. Tai va, einam dabar iki centro. Ten pažiūrėsim centrinę gatvę. Tai centrinės gatvės bus apie 500 metrų. Kažkur yra kažkoks vietinės zoologijos sodas. Tai va, tai sakėme, aplankysim tą sodą. Dar yra pilis čia kažkokia ant kalno. Ir kaip ir daugiau čia nelabai nėra kitų vietų. Tiesiog labai ilgas takas. Kas kažkur yra apie 10 km nuo, manau, dar ilgesnis koks. Tai čia jeigu pabėgiot, pasivaikščiot ar su dviračiu važinėt, tai čia nerealu būtų. Toks takelis, ne? Anja? 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 O jūs ką veikėt? Gal slidinėjate nuo kalniukų su pašikniukais? Aplink visą pasaulį toje apeisiu. Net važiuot skris nereikia. Kokie mes esam geri tėvai. Pildom vaikų visas svajonės. Pažiūrėkite, kokį nuostabų nuotykių parką, atrakcionų mes atvedėme. Nelikam manęs. Mantai! Ką veikia šeimyna? Pas klauną atėjom. Aukščiau, aukščiau, Emiliukai, aukščiau! Ką? Wow! Dar aukščiau! Oho! Ar tu matai jūrą pakilus? Nelabai. Ne, aukščiau pakil. Kaip sekas? Ką? Kaip sekas? Ir norėčiau, žinok. Aš ir kitokį didesnį, ne? Pastums ir tave! Tai, kad tau neužsifiksuoja nieko tokio. Aida neužsifiksavo. Laikykis, Mantai. Tik kojytės jau toj matysis. Iškeinam nešia. Kaip ir pasiekėm centrą. Pengerėlis. Ką, pagaliau atėjom ir į tą miestelį, kur visą savaitę jau gyvenam. Po savaitės atėjom į jo miestą, centrą. Va jo. Takelis. Kas tavo, aha? Va, kokia graži jo gatvelė. Eisim ieškoti. Čia labai gražu. Eisim ieškoti, žodžiu, kažko faino. Ką jis turi gražaus. Matas kaip visada, visus vandenis turi būtinai paliest. Kokia tamsi. Tik va tokie mažiukai langiukai atsidaro.
Tenai savo. Ten. Mažai jokie bažnytėlė vakarė. Ten išėjimai, dviejas duris. Jau pagrindinės būt atsidaro tik per kažkokias ceremonijas. O čia šoninės ir kokį vaizdą išeisim. Einam tiesiog. Apžiūrinėjam teritoriją miestelio. A ne, Mantai? Apžyminėjom. Apžiūrinėjam. Labai gražus medžiai, lapai. Ojetu, kai išsigandau. Kai išsigandau. Už kelionę! Nu, skanus burgeris. Mantas užsakė burgerį. O mes valgom paėlą. Skanaus, Mantai. Ai, vaizdas čia nerealus. Nu, va, viena iš lankytinų vietų. Ir kaip tau šitą lankytiną vietą? Kam? Faina, mo parsiveš su mane. Tėtis įsijungia lankytiną vietą nufilmuoti. Na ką, jau beliko 12 dienų Ispanijoje. Vaikštinėjom po Belmamodenos miestelį, gatvelėm, užkandžiaujam.